Tik jiems. Palauk, paaiškink, kur mes jojam. Pirmyn laisvės žirgė. Šuliuok greičiau, šventasis vėjau. Oi, kur mes? Waterloo mūšyje. Laikykis, turim prasiveršti. Pinigų mechanizmas, jis čia. Ei, ir šie tie patys žmonės? Turtingas bankininkas iš Vokietijos jojosi raudoną skydo vėliavą, Rothschildas. Ir jis finansavo abidvi kariaujančias pusės. Turime skubėti. Tai jis, Rothschildo pasiuntinys, nušauk jį. Nu ne, aš nieko nešaudysiu. Po velnių pailai. Ką? Jie išdūrė visus karo naujienomis, pasakydami anglams, kad laimėjo Napoleonas. Rothschildo bankininkai apsimesdami, kad Anglija pasmerkta, ėmė pardavinėti Anglijos akcijas. Anglai karštlygiškai puolė atsikratyti nuvertėjančių Anglijos pinigų. Bet juk laimėjo anglai, tiesa? Aišku laimėjo, tai tik buvo Rothschildų triukas. Jie laukė, kol akcijų kursas nukris žemiausiai, o paskui supirko Angliją pusvelčiui. Ką, jie padarė tai? Kaip? Kai Anglijos vadovai tai sužinojo, nebebuvo kitos išeities, kaip tik atsiduoti Rothschildų maloniai. Jų pinigai prapuolė, o jie tapo Rothschildo karinių skolų vergais. Nuo tada anglai ėmė mokėti valstybinius mokesčius, tiesiai į privačius Rothschildo bankus. Bet žmonės to nežinojo, tačiau bankininkai patys puikavosi tuo, ką su mumis padarė. Iš mūsų tyčiojasi visi bankų vadovai, Nathanas Rothschildas. Tai geriausias mano atliktas sandoris. Jeigu aš kontroliuoju valstybinių pinigų emisiją, tai man tada nerūpi, kas rašo jos įstatymus. O, ar Jeffersonas mums nenorėjo to parodyti? Ne, pailai. Žiūrėk. Ką, jie jau yra Amerikoje? Rothschildų bankai yra ir čia, pailai. Ir ieško būdų, kaip sugriauti mūsų amerikietišką svajonę. Ir tavo svajonę, pailai. Svajonę apie žmonių laisvę. Anksčiau jau daug sykių jie nesėkmingai bandė perimti šalies kontrolę. Bet Jeffersonas ir patriotai sugebėjo blogį sustabdyti. Su Dievo pagalba jie neleido jiems nugalėti čia. Kad išsaugotume savo nepriklausomybę, mes neturime leisti mūsų galingiesiems įstumti mūsų į amžinas skolas. Privalome rinktis arba ekonomiją, arba laisvę, klestėjimas ar vergystė. Pagrindu aš renkuosi ekonomiją, kaip svarbiausia respublikoniška vertybė. O valstybinė skola yra didžiausias pavojus, kurio reikia bijoti. Jeigu viskas kaip dabar eis ir toliau, mūsų skolas turės išmokėti ateities kartos. Mes privalome turėti centrinį banką, kad galėtume kontroliuoti šios šalies finansus. Jeigu amerikiečiai kada nors leis privatiems bankams kontroliuoti mūsų pinigų emisiją, pirma per infliaciją, po to per defliaciją, bankai ir korporacijos, kurios išaugs aplink juos, atims iš žmonių turtą, o jų vaikai atsibus benamiais toje pačioje žemėje, kurią kažkada užkovojo jų protėviai. Jeffersonai, tu beprotis, šioje šalyje bus centrinis bankas. Kas jis? Pirmasis Amerikos iždo sekretorius. Aleksandras Hamiltonas? Neilgam. Aronas Baras Jeffersono viceprezidentas. Jis nelabai mėgo pirmąjį iždo sekretorių. Puikus šūvis, Barai. Pirmieji mėginimai įsteigti centrinį banką tęsiasi 20 metų, bet buvo nugesinti. Tačiau bankininkai puolė dabar. Prieš kietą riešutą, prieš Andrew Jacksoną. Jūs esate gyvačių ir vagių lizdas. Aš ketinu jūs išmėšti lauk. Ir vardan Dievo, aš jūs išmėšiu. Išgyvenęs po pasikėsinimo, Jacksonas pagaliau įveikė banką 1836 metais. Paklausus, koks didžiausias jo nuveiktas darbas, kietas riešutas atsakė: aš užmušiau banką. Tokie buvo jo paskutiniai žodžiai. Aš užmušiau banką. O su tikrais pinigais, padengtais tikrų auksų, mūsų šalis ėmė vystyti sparčiau už visas šalis istorijoje. O tai buvo nuostabu, pailai. Tačiau bankininkai, geidžiantys dar daugiau valdžios ir turtų, išmąstė labai suktą planą. Visam laikui perimti JAV finansų kontrolę. 1910 metais įvyko slaptas pasitarimas JP Morgano valdose, Džekilio saloje, Džordžijos pakrantėje. Susitikimas buvo toks slaptas ir buvo taip slepiamas nuo visuomenės, kad 10 jo dalyvių naudojosi pseudonimais. JP Morganas pseudonimas Hula Girl. Aš nebejotinai turtingiausias žmogus, taigi aš ir valdysiu super slaptą centrinį banką. Rockefelleris pseudonimas Lube Job. Aš esu turtingesnis dabar negu kada nors. Aš valdysiu super slaptą centrinį banką.
Tu niekas palyginus su manim, liubė Job. Aš valdysiu centrinį banką. Tylos. Didysis meistrė lyderį. Aš nežinau, kad jūs čia būsite. Manęs nėra. Ir jūsų irgi. Taip pat nėra. Ojau, taip, tai teisingai nėra. Jisai toks išmintingas. Niekas iš jūsų banko nevaldys. Praeitie mums nepavyko dėl viešumo. Dabar raktas į sėkmę slaptumas. Žmonės turi tikėti, kad jie valdo banką. Taip, puiku. Niekšiškas smūgis, o koks planas. Pirmą sukelsime paniką, o po to pasiūlysime sprendimą. Išnaudodami mūsų žmogų vyriausybėje ir tinkamai parinkę laiką, mes įkursime savo centrinį banką. O kad žmonės pagalvotų, kad jis priklauso jiems, pavadinsime jį federaliniu rezervu. Savo smūgių jie pasirinko 1913 m. gruodžio 23 dieną, kai tuo metu dauguma kongresmenų valgė kalėdinius pyragaičius su uogiene. Šitie banksteriai, turiuomenį bankininkai, pateikė savo klastingai planą jų naujai išrinktam prezidentui Woodrowui Wilsonui, kuris sutiko jį pasirašyti dar prieš būdamas išrinktas. Palauk, IRS vidaus mokesčių tarnyba. Aš maniau, kad pas mus vis laik buvo IRS. Ne, pailai, prie ano visko jie mums padarė dar ir tai. Federalai turi dabar siaubingą galią teisę spausdinti Amerikos pinigus. Jie skolina šiuos pinigus mūsų bankams ir vyriausybei už procentus, bematant užkraudami skolą ant mūsų visų pinigų. Spausdintami vis daugiau ir daugiau dolerių. Dar juos vis mažiau ir mažiau vertingais. Laimingų kalėdų. Kasgi čia per velniava? Būtent dėl to, pailai, mūsų vyriausybė dabar privalo mokėti skolą federalams. Tavo mokesčiai tenka ne tavo vyriausybei, ne? Tai pati įžaliausia vagystė žmonijos istorijoje, bet aš vis dar neįsikartu į tai, ką tu kalbi. Visa tai labai supainiota, Hartmanai. Ir aš nežvelgiu, kaip tai paliečia mane. Jeigu būčiau turėjęs pinigų daugiau, tai to nebūtų nutikę. Hartmanai? $55, nieko savo ir ką čia veiksim? Truputį apsipirksime. Nagi, palaikyk tai. Galonas kuro 23 centai. Pašto ženklas 3 centai. Uncija aukso $35. O ši gražuolė neįkainojama. Dabar grįžkime. Ei, Hartmanai, man reikia mašinos. Oi, kaip tas Michaelas Jack išsilaižys. O dabar, pailai, ar sutiksi, kad šiandieną galėsi nupirkti tiek pat, kiek 55 metais? Taip, vieną pašto ženklą, galoną kuro, unciją aukso ir vienus namus. Taip, mes pasidarėm gražaus pinigo. Ei! Reikia sumokėti mokesčius. Bet malonu buvo paturėti tokius pinigus. Palauk, tai neteisinga. Dabar aš turiu mažiau pinigų. Aš nebegaliu nusipirkti tų daiktų, kuriuos tada galėjau. IRS ir Fed sukuriama infliacija veikia drauge, pailai. Jie apmokestina ne tik pelną, bet ir savo infliaciją. Ir šiandien tu neturtingesnis negu buvai 55 metais. Ar tau tai vis dar atrodo sąžinga ir amerikietiška? Na taip, kasgi mėgsta mokesčius. Bent jau aš nekenčiu IRS. Pailai, kuo didesnė infliacija jie sukelia, tuo smarkiau apiplėšinėja mus. Tai apiplėšimas. Tu ne tiek moki mokesčių daugiau, tu moki mokesčius tokius pat, tačiau dabar tau lieka mažiau. Jie atima mūsų teisę į nuosavybę tiesiog mūsų akise, lygiai taip pat kaip ir perspėjo Jeffersonas. Kas tai? Jie mus susekė. Greičiau, mano kardą. Kokį kardą? Mums nereikalingas jūsų banko mechanizmas. Aš pasmerkiu jūs miriop po 100 dvėskit. Pailai, Bernankė nuo manęs ties 9. Parklupdyk jį. Tai, kam mes priešinamės pasaulyje, yra monolitinis ir žiaurus sąmokslas. Besiremantis pirmiausia slaptumu, siekiant išplėsti savo įtaką. Kas nutiko? Kur mes? Esu tikras, kad dabar tu jau supranti, pailai. Tik tai bijėsi. O, JFK? Hartmanai, o kaip tai susijęta su mano šuniuku ir namais? Pakaks man gana. Aš tai jau pat noriu namo. Tai buvo paskutinis prezidentas pasipriešinęs federalams.
Tu privalai pamatyti. 1963 m. birželio 4 dieną prezidentas pasirašė vykdomąjį įsakymą numeris 11101. Šis vykdomasis įsakas įpareigojo JAV iždą spausdinti realius pinigus, apeinant FED. Ir tai būtų suveikę. Kenedžio planas, suartant FED mechanizmą, prasidėjo. Po 6 mėnesių prezidentas Kennedys nuvyko į Dalasą ir daugiau nebegrįžo. Neįmanoma, jie negalėjo to padaryti. Naujasis prezidentas Lyndon Johnsonas Kennedžio įsakymą išmetė. Po Kennedžio ne vienas prezidentas nebesiryžo pasipriešinti slaptosioms jėgoms stovinčioms už federalinės rezervų sistemos. Jie apjungė vis daugiau ir daugiau bankų, spausdina vis daugiau ir daugiau pinigų nepadengtų niekuo, apiplėšdamas visą mūsų tautą keletų niekšų labui. Kodėl? Kodėl taip elgėsi? Jeigu jie apiplėšinėjo mūsų, reiškia apiplėšinėjo ir globaliuosius bankininkus. Nepailai, jie apsidraudė. Jie per daug dideli, kad griūtų. Bet aš ne. Ach, tie kalės vaikai. Kalės vaikai. Visi. Diena buvo šalta. Stiprus ledinis vėjas. Bet mes buvome ryžtingi. Bankininkai ir jų parazitai viršijo mus skaičiumi, bet jų išpuikimas juos padarė silpnais. Bet ne mus. Ne šiuos susirinkusius, pasiryžusius mirti. Mes atėjome susigrąžinti savo tai, kas mums priklauso. Hartmanai, ar tai ne? Mano šuo. Ach, tu šūdžiau. Tai neišvengiama. Pinigų valdovai nebegali daugiau nepaisyti mūsų. Jie pasiuntė pasiuntinį godumo mašinos sraigtelį, kad įkalbėtų mus pasiduoti. Henką Polsiną. Hartmanai, tai šventvagystė. Ant mūsų laikosi visas pasaulis. Beprasmiška mesti iššūkį mums. O šį žvilgsnį aš jau esu matęs anksčiau. Žvilgsnis plėšrūno ieškančio savo grobio. Griežtas be baimės laisvo žmogaus žvilgsnis. Tu nuėjai labai toli, Hartmanai. Toliau negu dauguma. Būk išmintingas. Junkis prie mūsų. Mes tau duosim pinigus, valdžią, viską, ką panorėsi. Tu galėsi tapti vienu iš mūsų, jeigu dabar atsiklaupsi. Beprotis. Tu esi beprotis. Mes tau siūlome viską. Tu manai, kas tai? Tai Amerika. Tas, kas aukoja laisvę vardan saugumo, praras ir laisvę, ir saugumą. Benjaminas Franklinas. LT subtitrai Nemo 2011 metai. www.dokumentika.org www.atoveiksmis.lt Filmą įgarsino Edvardas Kuzavinis.